Kutis.com tripas prasideda čia, kadangi oro sąlygos neaiškios, bus ir lietaus ir žaibo ir perkūno visko, tai važiuojam ten, kur akis veda, jokių planų. Pirma statelė Kryžių kalnas, tai tikrai įspūdinga vieta. Ženklas koks tai lašas, ar čia apšiko? Ar kas čia buvo? Kas galėtų suskaičiuoti, kiek yra kryžių, kryžiukų, kryželių? Begalė, 100 000 turbūt. Kiekvienas čia esantis kryžius neša savo istoriją. Kažkokiu greitų būdu jau mes ir O Latvijoje. žvejų kiek žiūrėk, turi su valtim, vienas ten kitas. Eik tu pekla. Trečias, na, ir kluoja. O, tai prigaudysim žuvies. O taip va. Geras. Plaukia palei krantą, palei tą liniją. Visos pakrantės, visos įmanomos vietos žvejybinės nusėstos žvejais. Vadinasi, žuvytės yra. O čia ir prasideda linksmybės. Statant palapinę pastebėjau, kad namuose palikęs tvirtinimo kuoliukus. O čia tai jau variantas toks įdomesnis. Gerai, kad pakliuvo savininkas kempingo labai malonus, tai radom išeitį, paskolino nuo savo palapinės kuoliukus ir mes savo ramiai ją pasistatėm. Kempingas tikrai labai tvarkingas, dušai, tualetai pastoviai tvarkomi, valomi, savininkas normalus, aptarnavimas tikrai aukščiausiam lygiai. O čia mes su Matu savo stichijoj, avižadrebis taip užkabino ir vieta tikrai įspūdinga šitam reikalui. Ešeriukai didesni, mažesni, įvairaus dydžio kabinasi vienas po kito. Visą reikiamą žvejybos įrangą skirtą avižadrebiui įsigijom žvejybosreikmenys.lt. Tai tikrai bičiuliai rekomenduoja, pataria, padeda išsirinkti tai, ko reikia pagal jūsų turimą biudžetą, tai tikrai rekomenduoju. Gerą rytą, laikas gardžiai kavytei. Tau žiūrėjau biškį cukraus įdėt? Biškutį. Šiaip drąsiai tam kempinge galima kavos ir nesidaryti pačiams, yra aparatai kavos, gali nueiti, tiesiog įsigyti, nusipirkti. Bet yra gamybos procesas tikrai daug maloniau, kaip pats pasigaminė. Sako, šūkis laimė neša. Nu gerai, daug šūkių, tai daug laimės. Na, o pasidarius kavos galima atidengti ir eiti į saulėtą gražų rytą. Taigi dar kartelį labas rytas. Gerai vietoj šiukšlyną. Ką? Palubėjai šiukšlynas. Achonė. Neblogai, skrusdėm biškį sudėtingiau rasti. Vaizdo jums biškį panoramą. Šiandien baigėsi lietus, saulė šviečia čia pas mus. Gersim kavą mes iš ryto, eisim, gaudysim žuvytę. Matai va. Avižadrebio komplektukai suruošti, su Matu jau stovi viskas. Pageriam kavytę ir einam ešerius kirkint. Filmuok tu nefilmavus. Aš sakau, man reikia naujo žvejybinio kostiumo nuo Lietuvos, nes vaikas privatizavo mano kostiumą, tai man reikia naujo. O gimtadienis tai dar toli. Tai ką tu to nori pasakyti? Tai
pradėk domėtis po parduotuvės žvejybinės. Žodžiu, pati supratai. Nu, supratau, bet nepirksiu dar. Nenusipelniai. Tu čia kaip visi plaukai ir taip jau baigė palikti, tai dar ant lietaus stovėsiu prie kostiumo. Jūs gerkite arbatėlę, o aš einu ešerius skirkint. Ešerius. Monstras. Bėgu kažką pagavo. Bėgu žiūrėt, ką pagavo. Ką pagavot? Wow, geras. Už sprando. Parodyk. Gerulė kokia. O čia buvo emocija matuko. Tikra, nesuvaidinta. Pirma normali, vaiko pagauta lydeka. Pusrytukai. Reikia pasigaminti pusrytukus. Susimanėm karštų sumuštinių. Karštiems sumuštiniam puikiai tinka ši keptuvė. Išbandytas reikaliukas. Traškus, karšti sumuštiniai. Dedam tegul kaista, o kol kaista mes pasiruošiam sumuštinukus. Palap, kas čia virsta irgi. Čia iškepsi. Kumpis, sūris, tai dar kumpis ir dar sūris. Žodžiu, dvigubas sūris, dvigubas kumpis. Va tada bus visas veiksmas. Sūrelis ir batonas. Iš latviškų produktų. Latviški, pažiūrėsim. Latviški. Toster maizė. Taip. O koks minkštas, šviežias. Rasa kremsers. Va taip. Svaigums nuo rasas nak. Taip latviškai varau. Tai kad biškį duotų to minkštumo sumuštinukam, biškį uždėsim sūrelio. Titara galaš skinkis. Nu, žodžiu, kumpis. Skinkis. Iš kur firma girdėta? Dėjo vėlą. Po viengubą ar dvigubą dedam? Po dvigubą visgi, manau. Čia jau nieks ir nežais. Tilzitės sieranams. Tilzitės sieranams. Matas dar neatsigauna po lydekos pagavimo. Vaikas pagavo lydeką. Nu, tilzitė. Keptuvytė įkaito, dedam sumuštinukų. Tik spėkit vartyt, kada jinai įkaista gerai, tai viskas tada greitai vyksta. Visada dvigubas kumpio. Dvigubas sūrio. Kažkas vyla. Gerai, kepa greitai reiškis. Biški, spėkit vartyti, tik tai kai kaista keptuvytė, tai viskas čiki puikiai, bet užtat čirškas, sūris. Tada bėga, teka, palengva, sūris mūsų. Va, dabar paėmiau su kraštais, viskas tvarkingai. O sūris leidžiasi, žiūrėkit, iš kitos pusės. Momentaliai!
Taip atrodo mūsų pusrytukai gamtoje. Žiūrėkit, bičiuliai. Sūris visur teka, bėga. Be pavydo prašom. Skanu. Kepyklė. Žvejybos reikmenys.lt yra įvairių dydžių ir kugelius galite kepti ir cepelinus virš žodžio. Būnant Latvijoje prie kavos neturėti gotiną karvutės, tai būtų nelabai gražu. Taigi jau ką turi, tai turi. Karvutės tikrai skanios. Prie kavytės pats tas. Pasisaldint gyvenimui. Kaipgi be jūros, lankytas paplūdimys. Greituoju būdu teleportavomės į Rygos centrą. Vėl su meškere. Visur labai džiugu, kad Matas susikabino šitam reikalui. Tai tikrai geras laisvalaikio praleidimo būdas. Rekomenduojam visiems jaunuoliam užsiimti šitų reikalų, sugauti savo gyvenimo žuvį ir patirti neišdildomas emocijas. Upė tikrai įspūdinga savo dydžiu ir aišku, joje esančia žuvimi. Pagauti jos nepavyko, tačiau buvo keli tokie stiprūs išėjimai prie pat krantinės, kad atrodė, kad griebs už kojas ir įtiems į tą upę. Tikrai įspūdingi monstrai išsimetė. O čia truputėlį jau reikalai, kai viena meškerėjo du žvejai. Na, aišku, vaikui reikia duoti. Sėdi, senas krienas, gi jam reikia žvejoti. Ne, tegu vaikas gaudo, mokosi ir mėgausi šituo laisvalaikio praleidimo būdu. Nori, nenori, bet lietutis artėja ir sparčiai. Nespėsim nueiti. Ką? Į lietaus? Pirpukas? Stebiuosi Mato kantrybė. Metimas po metimo, kantrybės
Kantrybės pilnas vaikišis. Nuo ryto iki vakaro gali stovėti, mėtyti. Nesvarbu, kad kartais nieko nepagauna. Liuks. Bet galiu pasakyti vieną, kad desertai šioje kavinėje tikrai nuostabus. Belgiškas vaflis tobulo skonio ir kokteiliai šalti gaivinantys. Reikia daryti rilsą. Ledus man pataisim į vietą. Tai taip, žinoma. Užsidengus galvą tikrai apsisaugosim ir nuo žaibo, ir nuo griaustinio, nuo visko. Užsidengsiu, pažiūrėjau. Aš galiu sustabdyti žaibą. Tai pažiūrėsim. Ten vienas vaikščiojo, kuris turėjo gali tai ranga sugipsuota. Lemba koks skanus vaflis. Kokio nevalgia. Mama tik paragavo. Ok, takučiu, vaguci ir mes jau Cine Villa Studio. Salė. Tai vieta, kur daugelis vadina, kad tai yra Latvijos Hollywoodas. Visą kino filmą, kino teatrą. Cine Villa Tours. Čia bus šeštadienio vakaro filmas. 260 € bilietukas, žodžiu kviečiam visus. Kukutis Deep Showtime Day filmo pavadinimas. O, kas čia? Tabak. O, va taip ir nutinka. Su metais ir kojos nelaiko, ir meniskai į šonus paėję. Vos nenupuoliau. Eik tu savo. Kelinta šį traukinukas? Kelintą valandą. Kelinį. Tai vėja, pina vėja, visą dieną grybais lyja. O daugiau ir neišmokina manęs lietuvių kalbos mokytoja. O, žiūrėk čia. Balaiko festivalį. Nematau, kur eit. Tu pafilmuok, aš blykstę įjungsiu, žiūrėk. Tai matosi, čia viskas okei. Nelabai gal. Viskas okei. Va. Kas gėrė, kas valgė, viskas matosi.
Oho. Va čia jau turbūt susipyko ir sudaužė va šitą. Nu tai jau negražu. Bet kiek pudeliukų patvarkyta. O, čia buvo burdelis. Metų 25 pinigus ir leidžia muzikos. Živilė, sakiau normaliai išdžiausti rūbus, tai nereikia bile kaip padaryti bardaką. Veit? Kas čia tai? Su Ką reiškia? įkalinta siela. Įkalinta siela. Kas yra? Kas yra? Pirsti yra. Kam čia reikia gąsdinti žmogų metuose? Čia vadinasi galima. Dabar tai bus čia. Šitie tai du įdomesni. Tik pamato vandenį ir ieško žuvies, ar yra ar nėra. Ok. Filmas kaip ir be pabaigos. Tai vadinasi, laukite pigesnis tęsinio. Čia pigesnis žalias. Žiūrėk, 0,000. Ne, 2. Už litrą.